nesvarbu tada, jeigu panaikintus. Tai aš manau, kad teismas atsižvelgia į tai, kad nereikia gumos tempti ilgai, o daryti sprendimus, kurie senai yra pribrendę ir perbrendę. Pirmiausia, noriu pasakyti, taip, manau, kad labai keista ir nenormalu, kad 31 dieną teismas susirinkinėja, bet noriu patikslinti, kad teismas sprendimų neatšaukinėja, teismas tik dėl laikinų apsaugos priemonių dabar sprendžia. Tai yra byla iš esmės yra nenagrinėjama. Ir kol kas, tai galiu pasakyti, kad vėlgi tai yra įprasta dėja teismų praktika, kuri nepadeda sklandžiai procesų viso naviguoti. Ir aš turiu vėlgi pabrėžti, kad mokykla tai yra ne tik tai mokyklų vadovų ir mokytojų kolektyvas. Mokykla tai yra pirmiausia paslaugas bendruomeniai ir moksleiviams teikianti vieta. Ir mano tikslas yra, kad tos paslaugos būtų kuo geresnės. Ir labai noriu, kad į lenkiškas mokyklas irgi ateitų tie vėjai, kad, sakykime, kokybė iš tikrųjų būtų vienareikšmiai aukščiausioje vietoje, pirmoje vietoje. Visos mokyklos, dėl kurių sprendimus mes buvome priėmę, visos buvo dėl leidimo užbaigti paskutinius metus būtent tose patalpose, kuriuose ir mokosi. Kita problema yra ta, kad švietimo įstatymas neleidžia tai mokyklai išdavinėti savo vardu diplomą. Tai gali daliai gimnazistų, tai yra 12-okams dabartiniams, jie mokysis ten, kur mokėsi pernai, bet kai gaus gale mokslo metų atestatą, tai ten šalia gražaus pažymėjimo su savo mokykla, kai įpratę vadinti, jie gaus atestatą formalų jau kitos mokyklos, nes švietimo įstatymas kitaip ir neleidžia pasielgti. Žinau, kad dalyje mokyklų yra norima streikuoti, tai paradoksas didysis yra tai, kad tarkime Leleverio gimnazija, aš nuvažiuoju į Juventus gimnaziją, sako, kodėl jūs proteguojate Leleverio gimnaziją, kodėl leidžiat būti jiems ilgąją gimnaziją, o pati Leleverio gimnazija mano priešingai ateina streikuoti. Tai iš tikrųjų turiu pasakyti, kad miesto vadovybei, tarybai nebuvo lengva rasti sprendimus. Aš manau, kad jie rasti ne patys geriausi. Dėl dalies politikų noro papolitikuoti, dėja daugybė kompromisų, kurie ne moksleivius iškelia į pirmą planą, o galbūt kitus interesus.